Žaliakalnis – tai Kauno medinės architektūros puošmena. Šimtai medinių, dar tarpukaryje statytų namų atspindi savotišką, kažkiek bohemišką laikinosios sostinės dvasią, to meto Kauno elitą. Vienas tokių namų stovi Žemuogių ir Aukštaičių gatvių kampe, visai netoli Kauko laiptų. Namas yra tikras lietuviškumo ir patriotiškumo židinys. Jį 1927 metais pasistatė kapitonas, šaulių kuopos adjutantas, vyresnysis leitenantas Antanas Gedmantas. Jo istoriją mums padėjo atskleisti leitenanto dukra Gražina Ramūnienė. Bet čia buvo tuščios vietos, tušti laukai, ąžuolynas, čia buvo fortas, čia buvo tiesiog džiunglės, matot, namas yra įleistas į duobę. Namas pastatytas iš tikro lietuviško, iš Telšių krašto atsigabento ąžuolo. Visos namui statyti medžiagos buvo naudotos geros ir itin kokybiškos. Namas buvo pastatytas 2 aukštų. Pirmajame aukšte nuo pat pastatymo veikė maisto prekių krautuvėlė. O namą tai, sakau, rąstus gavo. Rąstus gavo. Ir turbūt lentas gavo kaip savanoris, gavo iš Telšių. Ąžuolynų, ten buvo daug ąžuolynų. Gal jis pats planavo. Viršui yra 2 durys, kur 2 kambariai jungiasi. Visur krosnys yra. 2 būtų, čia 2. Ai, 2 būtų. Tik 2. Viršui su parketu, plačiom durim, o čia buvo su krosnėmis ir krautuvė. Gyveno krautuvininkas ir laikė krautuvę ir buvo labai patenkintas. Tik medinis. Visas medinis. Viskas, net matot langai ir negaliu aš nei pakeisti, nieko, absoliučiai nieko negaliu padaryti, nes skaitosi ta forma, aš kalbėjau su jūsų paveldu, sako, tada prašykit, jeigu keis langus tokią pačią formą, tai kas čia taip jau ir padarys. Jeigu jūs norite susiremontuoti, tai reikia viską iš savų lėšų. Ir jokių lengvatų iš valstybės. Man pasakė jūsų paveldas, kad jie dar žiūrės galvos. Nes čia pačiam įdės langus ir verandą visą restauruoti. Tūkstančių. Namo išplanavimas iki mūsų dienų liko nepakitęs. Pirmajame aukšte gyvena senolė, antrasis aukštas kol kas negyvenamas. Pirmajame ir antrajame aukštuose buvo po vonios kambarį. Vandentekis į namą buvo atvestas ne iš karto, tik po namo pastatymo praėjus 4 metams. Vidaus apstatymas unikalus. Pašnekovės mama buvo bajoraitė iš Senamiesčio, kartu su savimi į šį namą atsigabenusi daug prabangių daiktų, baldų, veidrodžių. Iš vis buvo labai gražus baldai dvaro, visokie foteliai, gerai krosnys. Čia visur buvo krosnys, bet jos nugriautos. Senovinės krosnys buvo. Gražios buvo, gražių koklių, ten viršui dar nenugriauta. Buvo, reiškia, vonia buvo apkūrenama su kolonėlė. Tokios buvo, žinot, metalo, ne metalo, bet geltono tokio buvo, kaip cinko, ne cinko, kaip čia buvo, skarda tokia. O tokios kolonėlės, į vidų vanduo įeina, mes pakūrėm. Tai paprastai buvo pakūrėm su kuo tik nori ten. Pasikūrė biski šakelių ir tau karštas vanduo 2-3 vonios. Sklype taip pat stovi ir ūkinis pastatas. Kieme užveistas sodas. Pavasarį žydi obelis, kvepia bijūnai. Šiose vietose ošia 100-metis ąžuolynas. Ąžuolus iškirtus žemė pažliugo, tapo pelkėta, todėl kiekvienas kiemas privalėjo būti grįstas akmenimis. Pačiam sklype, tai be namo dar šitas priestatas yra. Čia tėvai gyveno iki kol pastatė namą. Saugojo statybas ir visai kiete gyveno, tualetas lauke, namelis toks. Tai tualetas lauko buvo. Šalia krautuvėlės patalpų, pirmajame aukšte, gyveno ir krautuvininko šeima. Antano Gedmanto, kaip šeimininkų šeima, gyveno antrajame aukšte, į kurį vedė atskiri, iš lauko kylantis laiptai. Vėliau, brangstant butų nuomai, buvęs balkonas įstiklintas ir paverstas dar vienu kambarėliu. Buvo karas, vokiečiai atėjo, tai mama įleido žydus, ten žydė gyveno su dukrytė. Ten krosnės buvo, viską. Ir jos buvo labai įdomios krosnės, su visokiais papuošimais.
Laimingai išvengę nacionalizavimo, nes namo plotas neviršijo 100 kvadratinių metrų, savininkai susiduria su namo restauravimo problemomis. Apšiuręs, vėjo prapučiamais langais ir sienomis, Žaliakalnio medinukas laukia ne tik dėmesio, bet ir rimtų atnaujinimo darbų. Nors pastatas įrašytas į kultūros paveldo registrą, Gražina Ramūnienė nuogąstauja, kad tik netektų saugomo pastato nugriauti.